Liepos 31-ąją Vilniuje Belmonto restorane iškilmingoje ceremonijoje įteikti pagrindiniai didžiojo žaidimo prizai. Didysis 120 000 litų prizas įteiktas pensininkiai Irenai Volskienei iš Šakių. Specialusis 50 000 litų prizas nudžiugino Aliciją Kazancevą iš Vilniaus. Iš viso prizo savininkais tapo 305 laimingieji skaitytojai. Šiaip aš susidomėjau tomis knygomis pagal galimybę. Kažkiek ir bėjau, gal ir man, kada kažkas. Bet aš tokio didelio prizo tikrai nesitikėjau. Pagal visame pasaulyje leidyklos Reader's Digest naudojama modelį išskirtiniam Lietuvos žmonių ratui išsiunčiami laiškai, kuriuose siūloma įsigyti specialiai žaidimui išleistų leidinių bei dalyvauti žaidime. Šiandien su daugiau nei 300 laimėtojų galime pasidalinti ne tik geromis emocijomis, bet ir puikiais prizais, kurie, nebejoju, padės lengviau išgyventi šį sunkmetį ir pradžiugins juos ir jų artimuosius. Žaidimo metu paaiškėjo, kad Lietuvos žmonės nepamiršo knygos. Yra linkę įsigyti ir skaityti, tačiau jiems reikia pasiūlyti modernių knygų prekybos būdų seniai naudojamų vakarų šalyse.